Šventoji. Šią upę galime laikyti lietuviškiausia Lietuvos upe. Išilgai kirsdama Aukštaitijos etninį regioną, Šventoji yra ilgiausia Lietuvos upė tekanti tik Lietuvos teritorijoje. Vaizdingose jos atodangose aptinkame seniausias Lietuvos uolienas, o gilus slėnis atidengia didžiausius mūsų šalies lobius – požeminį vandenį, kvarcinį smėlį ir ledyninėje bei upinėje aplinkoje suklostytą žvyrą. 14 000 metų, ten kur dabar ošia Šimonių giria, buvo didžiulė tirpstančio ledyno srautų raizgalynė, savotiška delta. Kiekvienais metais jų tekėjimo kryptys ir pobūdis kito, tuo labiau, kad ir vasara trukdavo vos kelis mėnesius per metus. Visgi nuo tirpstančio ledyno pakraščio plūstančios prie ledyninės upės tekėjo į pietus. Vėliau, klimatui vis šylant, ledynai atsitraukė į šiaurę ir tirpstantys srautai silpnėjo, o anksčiau suklostytas smėlis pradėtas pustyti. Susidarė galingas kopų masyvas. Šią kelių tūkstančių metų besikeičiančios aplinkos pokyčių istoriją galima išskaityti vienoje gražiausių Lietuvos atodangoje prie Mikierių kaimelio. Vietiniai šį gamtos stebuklą vadina tiesiog Skardis, o geologai Mikierių atodanga, kur visi ir susitiksime. Aptiksime ir Lašinių rėvą, kurioje pasimėgausime kalnų upę primenančiai šventosios slenksčiais. Šių slenksčių susidarimą taip pat lėmė geologiniai, suklostytų nuosėdų ar nuogulų pasikeitimai bei upės ardomoji veikla. Keliaujant tokiu maršrutu, bus ir iššūkių, kurie vienus išgąsdins, o kitiems sukels juoką, bet vėliau juos prisiminsime kaip nuostabų išvykos nuotykį, o vėsesnio vandens mėgėjams suteiks tikrą malonumą. Šį kartą mūsų geologinę ekskursiją papildys Baidarių slėnis komanda. Nepailstantis aktyvių pramogų gamtoje organizatorius Marijus Rindzevičius lydės mus visos ekskursijos metu bei papasakos daug įdomių istorijų, kurių nerasite nei internete, nei kur nors kitur aprašytų. Mūsų laukia 15 km ilgio pasivaikščiojimas, kurio metu grožėdamėsi nuostabiais vaizdais aptarsime smėlio atsiradimą ir reikšmę, Šimonių girios raidos istoriją, pabandysime suprasti milžinišką vandens griaunamąją jėgą. Taigi, kviečiame sutikti rudenį įsimintinai. Juk bus visko – gamtos, istorijos, šiuolaikinių beprotysčių, o svarbiausia tyros, žmogaus nesujauktos gamtos. Tai geriausias būdas sutikti naujus mokslo metus. Galbūt ir mūsų jaunimui tai bus paskata dar labiau domėtis gamta ir jos teikiamomis gėrybėmis.